Teko atsisakyti aukštų kulnų, nes tik su tokiais batais vaikščiau ir kai atsikėliau į neringą, pusę metų mokiausi su žemais batais eiti. Nagai buvo mano visą laiką labai ilgi ir lūpos raudonos. Tai viskas, kas liko ir kas tilpo į lagaminus, tai tik raudonos lūpos į vienkiemį. Vau. O čia tavo buvo tokia išraiška, toks stilius, ar ne, kai gyvenai mieste? Aš tokia nuo vaikystės mėgėja save išreikšti buvau per rūbus. Tai dabar per rūbus tu save vienkiemyje gali išreikšti, sau pasipuošti. Pilnai. Moteriškumą visą tu nebūtinai turi kažkam įrodyti. Būtent, tada jis ir atsiskleidžia labiausiai, kai tau nereikia, kad kažkas tau ploto einant gatve. Tu tada iš tikrųjų rengiesi dėl savęs. Tu iš tikrųjų dažaisi lūpas dėl savęs, nes tave mato gal viena kita lapė, nebent. O ne minė žmonių su savo nuomonėm ir kažkuo. Ir tada tu gali žaisti su tuo, atrasti save. Ir kai kažkas pasako žodį sodyba ar ne, tai tada iš karto galvoja, nu tai kažkokie tai suplyšę gal treningai vis tiek, į kaimą varom. Ne, jeigu pas mane atvažiuoja į svečius, aš malką su suknelė iki žemės renku šilkinį.